Papokštaukim. Taip, paskambino Kęstas ir nori jis, kad papokštaučiau. Tvarkoj, bandysiu paskambinti Juozui, kuris, sakė, vairuotojas, pavežioja, tai ten, tai šiandien, žodžiu, sako, gal sutiks, pabandyk papokštauti, ar sutiktų nuvežti į oro uostą. Jis yra iš Prienų, reiktų man į Vilnių. Gerai, pabandysim. Taip, renku numeriuką. Sako, sakyk iš Rimvido, kad gavai numerį, čia įdomiai taip viskas. Kaip sakė, taip sakysiu. Prašau. Alio, laba diena. Labą dieną. Su ponu Juozu kalbu. Taip. Čia Rimvidas davė kontaktą, sakė, jūs gal sutiktumėt pavežėti jų iki oro uosto mane, iki Vilniaus. Kada? Na, reiktų šiandien 7 vakaro. O koks čia jums Rimvidas davė? Rimvidas, kaip dabar pasakyti koks? Tiesiog Rimvidas vardas, pažįstami esam. Aha. Tai va, ar išeitų kažkaip tai, nes man čia labai greitai, bandau skambinti kažkam, nežinau. Ant greičio taip va reikia. Nes mano vairuotojas atsisakė, žinot. Buvo prižadėjęs ir neišeina. Aš nelabai ten gerai keletą žinau į tą oro uostą. Nu tai vis tiek navigacija. Gal kažkaip. Telefonė pas tavį yra navigacija? Yra. Tai davažiuosim tada. O tai dabar, kada man tave paimti? Nu tai va, tada, per kiek mes čia nuvažiuotumėm tada? Iki... Nu, per 1,5 valandos laisvai. Per 1,5 valandos, tai čia greit. Nu. Supratau, tai viskas tvarkoj, kaip ir sutinkat, ar ne? Nu jo, bet tai kur man tave paim dabar? Kur mane paim dabar? Tai žinot, aš kitą dalyką dar noriu pasakyti jums. Nu. Paklausykit dabar, gerai? Klausau. Aha. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas, truputėlį pokštauju. Bet jūs geras žmogus, iš karto sutinkat, viskas tvarkoj, ar ne? Nu jo. Nu tvarkoj, tai žinokit, linkėjimus noriu perduoti, Kęstas iš Anglijos paskambino. Sako, truputėlį papokštauk. Sako, ar sutiks nuvežti taip greitai į oro uostą ar ne? Žiūriu, sutikot, viskas, tai nebėr net ką man be pasaky, žinot. Va, tai Kęstas klausosi, radio galit perduoti jam kažką tai. Nu, Kęstai linkėjimai dideli. Ir mes tave laukiam, Kęstai. O kada jau Kęstas grįžta? Į Lietuvą? Nežinau, kada jis čia grįžta. Vat nepaklausiau. Tai, aš manau, jūs pasiskambinsit ir pasiklausit, ar tiesiog jis jums paskambins, praneš, kai jau grįž, ar ne, būtinai susitiksit, manau. Gerai, kokia čia radio stotis? Radio stotis Tavo balsas. Mes internete grojam, tai galit susirasti Tavo balsas gerai. Radio stotis. Aha. Gerai, ačiū. Gerai, laimingai jums, geros dienos, iki. Viso geriausio. Geros, ačiū.